prozoje galbūt galima papasakoti apie veikėją. Kine mes turim pamatyti, ką jis daro ir iš jo poelgių suprasti, koks jis yra. Šia prasme, patarčiau jums, kad suprastumėt, kas yra dramaturgija ir kad suprastumėt, reiškia, ką tai reiškia veikėją atskleisti per įvykius, skaityti pasakas. Kai skaitysite pasakas, matysite dialogo minimumas, jokių vidinių monologų, jokių ten pergyvenimų, svarstymų ar ko ten aprašymų. Eina labai grynas veikėjas ir eina įvykiai. Įvykis, 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 įvykis ir, tai va, siužetas. Ir iš tų įvykių mes suprantame viską apie veikėją, suprantame tos pasakos kažkokią tai pamokslą, ne pamokslą, tą išmintį, ne pamokslą turbūt, tai blogas žodis, pamokslas, kažkokią tai išmintį, kažkokią tai žinią siunčiam, ar ne, per įvykius. Jeigu eina pasaka apie oželį, tai ten nesakoma, kad oželis buvo neklaužada, neklausė močiutės ir dėduko, yra pasakojama, kaip konkrečiai viskas buvo. Prisimet bent vieną pasaką apie oželį? Neprisimet? Priminsiu. Turėjo senelis ir babutė oželį. Na ir, reiškia, rūpinosi juo. Senelis išsiunčia dukrą, bet ten dar ir dukrų kažkaip buvo, išsiunčia dukrą ganyti oželio. Grįžta jau po dienos, ta dukra tą oželį ten ganė po geriausias pievelės, ten girdė geriausiam šaltinėlį. Senelis klausia, na kaip tau sekėsi? Oželis sako, oi, tik tai grįždamas ten spėjo vos kažkur šakelę nusikasti, tenais ir iš balutės vandens atsigerti. Išvijo senis dukrą vieną iš namų, kam tai blogai oželį prižiūri. Antra dukra vėl to oželį gana po geriausias pievas, girdo šaltinėliuose, grįžta namo, senis klausia, na oželį kaip? Oi, nieko jas nedavė, ten iš balutės šiaip netaip atsigėriau. Išvėja ir tą dukrą iš namų. Žmona siunčia, lygiai tas pats, oželis sako, nieko negavau, nieko nedavė man. Eina pats senis oželį ganyti. Grįžta namo, jau klausia, na oželė kaip šiandien buvo, oželis sako, nieko negavau ėsti, niekas manęs nepagirdė, niekas nesirūpino. Va tada jau tik senis supyksta ir išvėja oželį. Kaip gerai. Ir tada oželis eina į mišką, ten prasideda jam už tai atpildas, už tai, ką jis čia darė. Ar ne? Tai kaip girdite apie oželį, nepasakoma, kad gyveno senelis, oželis buvo labai užsispyręs, neklausė ir privedė į kito senelį, kad jis neištvėręs vieną kartą jį išvijo. Yra konkrečiai rodoma, kaip neklausė, koks jis iš tikrųjų užsispyręs ir mes patys darom savo tą išvadą, ar jis ten užsispyręs, ar jis ten neklaužada, ar jis ten melagis, ar jis ten koks yra. Mes tą patys darom išvadą stebėdami.